Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimai ir statybininkų mokėsi toks vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Tas mokinys Usūrinis savo klasėje kitų, aršesnio būdo klasiokų vaikinų atvirai buvo vadinamas Boba, bet ilgainiui jis prie viso šito jau buvo ir pripratęs. Nes ir taip savaime jau buvo pradėjęs jausti savotišką trauką kai kuriems moteriškiems dalykams. Jis savo potraukį mautis ant kojų moteriškas pėdkelnes jau turėjo visame savo stiprume, bet būtent tomis vasaros dienomis su jomis į mokyklą kažkodėl nėjo. Jam visai patiko ir aukštakulniai moteriški bateliai. Kartą vasarą birželio pradžioje jam teko užduotis mokomojoje fermoje patalkininkauti, jam tada ten teko persirenginėti tokiame ankštame kambarėlyje. Ir ten stovėjo paliktos kažkokios moters ar darbuotojos moteriškos atviros basutės su aukštu kulniuku. Usūrinis persirengdamas tada vis žiūrėjo į šitas basutes ir jam kilo nesveika pagunda pabandyti pačiam tas basutes ant savo pėdų trumpam pasimatuoti ir su jomis čionai pavaikščioti. Juk vis tiek jokie aplinkiniai nieko nemato, ką jis ten vienas persirengdamas iš darbo drabužių į gerus rūbus daro. Pasimatavo vieną batelį ant savo nuogos pėdos, tiko basutė jam ir patiko, bet antrosios susimauti kažkaip taip ir neišdrįso. Pabūgo jis būti staiga pastebėtas tada, ar gal kaip. 2004 metų birželis.